Sveiki, su kuo dar nesisveikinau. Esu čia, nes nenoriu tylėti, kad Dievas yra gyvas, kad jis buvo vakar, šiandien, rytoj ir per amžius. Jis ne tik buvo vakar, bet jis buvo, mūsų dar čia visų nebuvo. Liudijimą šiandieną noriu papasakoti apie vieną iš savo vaikų. Kaip tyčia, šiandieną nei vieno jų nėra šiandieniniam susirinkime. Toks sutapimas. Liudijimas bus apie mūsų mažylį, pagranduką, nors jam 18 metų, bet žinot, kai turi 3 ar 2, tai mažiausias visada yra mažiausias, kad ir kiek jam metų bus. Iš karto turiu pasakyti, kad esu iš tų mamų, kurios labiau pakęs vaiko trypimą, isterijas, užsimerkiu, pakenčiu, bet mano nei vienas vaikas negaus to, ką nori, kiek nori ir kada nori. Tai aš esu iš tų, kaip sako, griežtų mamų. Kaip mano vaikai sako, nu jau tokios mamos, tai tikrai daugiau niekur nėra. Tokia griežta, tu per daug pikta, bet, sakau, kol aš gaunu tam tikromis progomis iš vaikų širdžių žodį, sveikinimus, tu esi pati geriausia mama. Mes tave labai mylim, tai reiškia dar su manim viskas gerai. Aš dar nesu, reiškia, tokia, kaip jie sako, tokios nėra piktos. Tai va. Kodėl turėjau pasakyti, kad esu griežta, kadangi dabar aš tiksliai nepamenu laiko, prieš 3 metus jau, kai Adrianui 15 ar 14 metų buvo, pirmą kartą išleidau su draugais į karuselės, atvažiavo pas mūsų karuselės ir mes susitarėm, gerai, vienas pats gali išeiti. Gal kitom mamom pasirodus, Jėzų, vaikui 14-15 metų, o dar po mamos sparneliu ir dar reguliuojamas laikas. Gerai, išleidom, bet susitariau, kad kas pusvalandį, kas 40 minučių duotų žinią. Tiesiog, kad viskas gerai arba kokią nuotrauką atsiųstų, kad yra toj vietoje ir viskas. Gerai, susitarėm, jisai išėjo. 1 valandą gaudavau iš jo žinutės. Viskas gerai, viskas gerai. Na ir po tos valandos jokių žinučių, praėjo pusvalandis, laukiu, nieko nėra. Skambinu, neatsiliepia. Rašau, neatsako. Žinot, gal esat kas patyrę, kad burnoj net saldu pasidaro iš baimės, iš to jaudulio. Man jau net saldu pasidarė burnoj, galvoju, viskas, jau aš ir pati jau trypčiau, kaip tas vaikas iš baimės. Ir paskui jisai tokį trumpą greitai paskambina ir sako, mama, vos mirau. Į lietuvių kalbą išvertus, kadangi jis su akcentu biškiuką, lietuviškai neteisingai, tai būtų, mama, vos nemiriau. Ir viskas, ir jis vėl dingo. Ir jokio skambučio. Viskas, aš nebežinau, ką daryti. Man, baimės kiekvienai mamai, manau, tai būtų. Ir nežinau, kur, kas ten jam buvo. Atsisėdo ant lovos ir balsas. Ne tam išgelbėjau, kad jo netektum. Va šitie žodžiai Dievo, aš paskui turėsiu sugrįžti dar tolesnę praeitį. Tada mane taip sugrąžino į tą ramybę, ne tam išgelbėjau, kad netektum. Aš taip atsisėdau ant lovos, Dieve, atleisk, kad aš ir vėl atėjo ta minutė, kai suabejojau. Kai suabejojau, kad bus viskas gerai su tais vaikais. Ir tada vėl skambinu, jisai atsiliepia ir sako, mama, tokia karuselė buvo, aš vos nemiriau. Eina, savo galvoju, kokių situacijų pakiša gyvenime, mamam jau viskas jau, o čia vaikam linksma.
Gerai, nu gerai, viskas tvarko. Tai va, tam kartui viskas buvo gerai ir bus toliau, žinau. Tai dabar aš norėčiau sugrįžti, kodėl Dievas man priminė, ne tam išgelbėjau, kad dabar netektum. Sugrįšiu dar tolesnę praeitį, kai Adrianui buvo 3 metai, ėjo į 4, jisai išėjo į darželį. Darželyje, stengsiuos greitai, darželyje jis nukrito važiuodamas su dviračiu ir užsigavo šoną prie ausies ir jam pradėjo augti guzas. Toks skaudus guzas, kad su laiku jį teko išoperuoti. Po operacijos grįžom namo, jisai buvo be galo judrus, labai gerai jautėsi, tiesiog porą dienų. Ir po poros dienų pradėjo jį labai pykinti. Pykino kelias dienas, pradžiai dar maitindavo, valgydavo, tai išgerdavo biškelį, bet diena iš dienos vis labiau vemdavo. Ir aišku, savaitės bėgyje jau žiūriu, nieko čia gero nebus. Skambinu gydytojai, tai keičia antibiotikus, tie reiškia ne tik antibiotikai, davė kitus, bandėm tuos, niekas negerėjo, jisai vis silpo, niekas nesikeitė į gerą. Tada jau skambinau greitai, sakau, mums reikia į ligoninę, sakau, nes nieko gero, sakau, savaitę laiko vemiam, nevalgom, jau pradėjom ir iš viso, nei trupučio nebevalgyti, ką geria, skysčių dar, viską išvėmė. Ten vėl procedūros, nesigilinsiu, nieko mes nelaimėjom, tai mes vis tiek teko mums patiems vežti į ligoninę. Mes nuvežėm, priėmė ir tada greitai padarė kraujo tyrimus ir sako, kuo skubiau jam duoti kažką saldaus. Sako, nes labai blogi kraujo tyrimai. Sakau, kaip saldaus, sakau, o gal lašinės, yra. Kad lašinės pastatyti, aš žinau, Lietuvoje būdavo. Nereikia, čia nieko, čia tik kuo skubiau jam kažką pavalgyti, sakau, jis nepavalgys, sakau, ką aš jam duodu, iš karto viską išvėmė. Gerai, bandė tą jogurtą, atnešėm tą jogurtą, įdėjau tą šaukštelę, kas be ko jis vėl išvėmė. Ir vėl kiti antibiotikai ligoniniai buvo jam suduoti, dar kiti. Žiūrim, nežinom, ką daryti, vis tiek reikia per prievartą jį maitinti. Sako, jūs norit pasilikti ligoniniai šią naktį? Sakau, ką jūs darysit, jeigu mes pasiliksim? Kokias priemonės jūs imsitės, kad jį sustiprinti? Tiesiog versim valgyti, maitinsim. Sakau, aš šitą tada ir namuose galiu pasidaryti. Nebūsiu aš. Gerai, sutarkė dokumentus, kad mes išvykstam. Išrašė antibiotikus vėl kitus, būtinai duoti, nes jis čia vemia iš skausmo. Jam sako, čia skauda, bet sako, jis man nieko, jam neskauda. Tikrai vaikas, taigi nemetukų, kad nepasakys, kad man skauda ar neskauda. Jo klausė, ar tau ir čiupinė, neskauda. Kažkas čia yra kitas reikalas. Vienu žodžiu, pasiėmiau tos antibiotikus, pasiėmėm vaiką, grįžom namo. Po dienos jis man nustojo ir kalbėti. Aš jį vis paimdavau iš lovos, pastatydavau, tiesiog žiūrėdavau jo fizinę būklę, ant kiek jis dar yra stiprus. Ir jisai, nei ant kojų nebepastovi, nieko, tiesiog vieną dieną, antrą, žiūriu, jis nekalba, iš viso jokio skysčio jau vos ne per pipetę reikia suduoti. Ir viskas. Tokia situacija, kad tiesiog žiūri ir stebi, kaip tavo vaikas akyse jau nyksta viskas. Ir tą naktį po 2 dienų susapnavau sapną, kad aš baltam kambarį, vidury kėdė, aš sėdžiu ir atsidaro duris ir įeina vienas žmogus. O kambarys toks baltas. Įeina vienas žmogus, prieina prie žando, pabučiuoja, kitas, trečias. Aš nežinau, nepamenu, kiek ten tų žmonių buvo. Ir paskutinis įėjo mano brolis, o jis yra iškeliavęs pas viešpatį. Tai priejo, pabučiavo ir sako, viskas bus gerai. Ir viskas. Tas sapnas baigėsi ant ryto.
Atsikėliau vėl prie to vaiko, galvoju, aš jam nebeduosiu tų antibiotikų. Kaip bus taip? Aš matau, nieko nėra geriau. Ir aš jam nebeduosiu, tiesiog nebedaviau tų antibiotikų. Kaip visada, verdu tas košeles, bandau kažką įdėti į burną, pagirdyti. Nelabai sekas, bet vėl nepamenu, sakau, ar vėl gal po dienos vėl verdu košelės. Taip, tiesiog einu ir darau tą, kaip sakant, kaip robotas, jau tas pačius darbus vis tiek. Bet kažkaip yra ramiau. Bet kažkas yra ramiau viduj. Taip paėmiau, nepamiršiu aš to ryto, kai paėmiau tą šaukštelį, aš priejau prie jo gulinčio, duodu tą šaukštelį jam į burną, jisai prasižioja, jis paėmė tą, ne visą šaukštelį, jis paėmė tos košės. Žiūriu, pati negaliu patikėti, tu paėmei, aš dar biškutį, dar truputį, viskas, darom pertrauką. Čia man buvo, žinokit, tiek daug, tas pilnas šaukštelis. Po kiek laiko dar kitą dieną vėl, jau ir skysčių, ir mažiau nustojo jisai man vemti, ir skysčių gauna, ir tos košelės po truputį. Ir sakau, viešpatie, aš nesupratau, kaip jisai iš tokios būklės, nuo šaukštelio košelės, nuo truputėlio skysčio, jis man atsistojo ant kojų tokioj būkliai. Ir jūs man pasakykit, ar tai ne Dievo šlovė? Aš negaliu, aš sakau, tuo metu aš dar nebuvau įtikėjusi, tuo metu aš dar nepažinau net Dievo, kad jis yra čia šalia, aš žinojau, kad jis yra. Bet ant kiek mes esam mylimi jo vaikai, kaip Gražina ir sakė, ant kiek mes esam mylimi jo vaikai, kai mes dar kažkur klaidžiojam. Kažkur dar nežinodami patys, kur jis yra šalia, jis po truputį mus veda, nukreipia, gelbėja. Tai ant kiek dar stipriau jis yra dabar su mumis, kai jis yra mūsų širdyse. Mums nebėra ko bijoti. Mes tik dabar viskas, ką mes turim daryti, pasitikėti iki galo, eiti iki galo, kad ir kokios audros mūsų gyvenime, neabejokim, išstovėkim. Išstovėkim. Ir mes dar netokias pergalės tada matysim. Ir sakau, Dieve, ačiū tau, ačiū, kad tu buvai tada, kai aš tavęs net nepažinau, tu išgelbėjai sūnų iš tokios padėties. Ir ką noriu pasakyti, kaip Dievas sako, jeigu aš ne tam išgelbėjau, kad dabar netektum, tai žinokim, kiekvienas savo gyvenime, jeigu yra kažkokios audros ir Dievas išvedė iš jų, tai tik iš pergalės į pergalę, tik iš šlovės į šlovę. Va su to mintim ir pasilikim. Kiekvienoj savo audroj. Ačiū tau, Dieve. Aleliuja, tik tai. Amen.